Sveiki visi mano žiūrovai. Ačiū, kad vėl įsijungėte mano kanalą ir šiandien tikrai atėjau pas jūs su labai trumpučiu video. Mano kanale štai pirmas toks video, pirmas įspūdis šių dviejų priemonių. Arčiau pritrauksiu. Čia yra Catrice, o čia yra makiažo pagrindas, o čia yra makiažo bazė. Aš, kai dariau filmuką šventinis makiažas, naudojau šias dvi priemonės. Ir aš esu žiauriai maloniai nustebinta. Gal iš tikrųjų šitą pagrindą esu naudojus jau kelis kartus, bet jis tikrai yra naujas. Tai kažkaip buvo Eurokose nuolaida kitam pagrindui ir galvoju, va, kaip gerai nuolaida man reikia, aš turiu Avono tobulinamą į Luxe makiažo pagrindą ir jis man nelabai patinka vien todėl, kad turi daug spindinčių detalių ir kai mano oda yra šiek tiek riebesnė, mišri, tai labai ta kakta kažkaip spindi ir atrodo kaip priebalas. Tai man reikėjo tokio kasdieninio pagrindo ir galvoju, tikrai pabandysiu iš Catrice, nes turiu keletą priemonių, kurios man labai patinka ir galvoju, na, pabandysiu. Tai aš tos nepirkau su nuolaida, nes jinai tiesiog rašė, kad makiažo pagrindas ir viskas, o štai šita, jos pavadinimas All Matte Plus, spalvytė yra 0,15 Vanilla Beige, sakyčiau gal pati šviesiausia. Ir rašo, kad iki 18 valandų jinai laikosi ir tikrai, žinokit, jinai man neišskiria riebalo. Tikrai labai gerai dengiasi. Ir va šiandien esu makiažą pasidaręs, uždėsiu ant rankos, parodysiu, kaip atrodo. Va, jinai tokio maskavimo. Va, čia gal ir geriau iš tos pusės, nors kažkiek matosi labai susilygina su mano ranka. Jinai turi to tokio, žinot, maskavimo, bet dar koks noriu pasakyti dalykas, kuris mane labai nustebino, labai geras kvapas. Toksai, na, nežinau, gal ten ir įdėta kokio parfumo, bet vandens gama, na, tokia tikrai gaivi. Ir labai maloniai dengiasi, labai gerai sklaidosi. Ar matosi? Gal jau matosi kažkas? Net jos atrodo nesimato, labai gražiai išsisklaidė, turi tokį, sakyčiau, prabangų, turtingą, šiek tiek spindėsi, bet yra tikrai matinė. Ir jokio riebalo man po visos dienos nepalieka. Tai mane tikrai nustebino, nes aš turiu ir iš Ingloto būtent makiažo pagrindą, tik bijau pameluoti, ar jisai yra skirtas būtent riebiai ar mišriai odai, bet jisai tikrai išskiria man riebalą kakto zonoje. Tai tikrai palyginus pinigų atžvilgių, šitas yra žymiai prieinamesnis ir jeigu nesuklysiu, apie 7 eurai, man atrodo maksimum 7 eurai kainuoja. Tai už tokią kainą dažytis kasdienai tikrai, manau, yra puikus produktas. Tai mano pirmas įspūdis, aišku, gal aš panaudosiu 2 mėnesius ir mano nuomonė pasikeis, bet skiriu 10 balų, nes aš net nežinau, ar esu turėjus geresnė tokios kainos ir kokybės santykio pudrą. Tai aš esu labai sužavėta ir noriu rekomenduoti visom, kurios turi mišrią riebią odą, naudoti šį makiažo pagrindą. Ir apie makiažo bazę dar pabandysiu aš jums ją šiek tiek pritraukti. Labai sunkiai prisitraukia, na, bet pasakysiu pavadinimą Prime and Fine. Ir būtent jinai irgi prieš blizgesį skirta bazė ir panaikina tas mūsų poras. Ir paslepia, užpildo. Tai žinokit, na, nežinau, mane Catrice'as ir vat, iš tų pigesnių Essence labai kažkodėl moka gerai nustebinti. Patepsiu čia. Aišku, žinot, kai čia tokio kremuko serumo pavidalu, tai jau įsitepti nėra čia kas veikt. Na, jau šitos kvapas toksai jau kitoks yra. Daugiau gal cheminis, toksai
bet tikrai viskas normaliai yra. Ir aš dar pasakysiu, mano odai labai tinka, nes kai kurios man bazės asmeniškai sudirgindavo odą, jinai parausdavo, pasidarius makiažą jausdavau niežtėjimą. Tai šita priemonė man tiesiog, gal jos tobulai sudera viena su kita, nebandžiau asmeniškai naudoti su kita pudra šios priemonės, bet tikrai labai gerai veikia, tikrai puikiai užmaskuoja to veido trūkumus. Aišku, matomus pogelių nepamaskuos, reikia jau pasitelkti visas maskavimo priemonės ir jau maskuoti, bet kas liečia tas poras, po šitose vietose tikrai kažkaip, ar jisai pripildo taip gerai tas vietas, kad tikrai matosi jos mažiau. Tai aš noriu pasakyti, kad šios dvi priemonės yra tikrai labai geros, jų kaina yra super gera ir jos tikrai kokybiškos, man jos yra tinkamos, tikrai rekomenduoju, gal jūs išbandysite, jums tiks taip pat. Jeigu netiks, dovanokit už tai, tai yra mano asmeninė nuomonė ir aš pasidžiaugiu, kad atradau tokias priemonės kasdieniam naudojimui, kurios yra super geros ir už super gerą pigią kainą. Tad, mėlieji, mano toks pirmas įspūdis, kaip matote, esu išsišiepus iki ausų. Ir tikrai labai norėjau susukti savo kanale pirmą tokį filmuką, nes panaudojus kelis kartus šias priemonės, jaučiau, kad labai noriu su jumis pasidalinti savo tuo pirmu, tik nežinau ar pačiu tikriausiu įspūdžiu. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.